Sveiki, mano vardas Aina ir šiame video VDI darbo teisės skyriaus vedėja, vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė papasakos apie darbo apmokėjimo sistemą. Kas tai yra ir kokiais atvejais ji privalo būti priimta ir patvirtinta, bei sužinosite, kas joje turi būti nurodyta. Papasakosime, kokie yra darbo apmokėjimo sistemos sudarimo principai bei ypatumai viešojo sektoriaus darbovietėse. Susipažinsite su dažniausiai darbdavių daromomis klaidomis susijusiomis su darbuotojų teisių pažeidimais dėl jų darbo užmokesčio. Taip pat sužinosite, kokie skundai ir ginčai kyla, kai darbdavys neteikia kas mėnesį informacijos darbuotojui apie darbo užmokestį. Na ir galiausiai papasakosime apie vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą. Kas į jį įeina? Kokios skaičiavimo taisyklės nurodomos darbo kodekse? Bei ar į jį gali būti įtrauktos premijos? O jeigu norit sužinoti, kaip galite sutaupyti daugiau laiko, daugiau nervų, bei lengviau instruktuoti darbuotojus, atsisakant visų popierinių instrukcijų ir žurnalų, po šiuo video rasite nuorodą. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip DASATA, darbo saugos e-sistema padeda sklandžiau įgyvendinti darbo saugos ir sveikatos reikalavimus. O dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, taip padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį Ievai. Darbo užmokesčio mokėjimo sistema. Tai kodeksas neapibrėžia, kas konkrečiai turi būti įvardinta, kažkokių rėžių neapibrėžia. Tačiau, tai darbo apmokėjimo sistemoje turėtų būti dydžiai ir už ką, kada mokama. Pažiūrėjus darbo apmokėjimo sistemą, turi būti aišku, kokį užmokestį, kokią priemoką, kokį priedą konkretus darbuotojas gali gauti ir ką įgyvendinus, ką padarius. Toks dydis arba tokia priemoka būtų mokama. Tai darbo apmokėjimo sistema paprastai yra nustatoma kolektyvinė sutartimi arba kitokiu darbovietėje patvirtintų vietinių norminių teisės aktų, jeigu kolektyvinės sutarties nėra. Tai siūlyčiau, jeigu tokių apmokėjimo sistemų neturite, pasitvirtinti ir persižiūrėti savo apmokėjimo tvarkas. Taip, tai darbo apmokėjimo sistemoje, kadangi jau ir paminėjau, kad kodeksas labai konkrečiai neapibrėžia, tai yra palikta tikrai laisvės apsibrėžti, tačiau joje turėtų būti nurodomos darbuotojų kategorijos pagal pareigybės ir kvalifikaciją, bei apmokėjimo formos, dydžiai, papildomi apmokėjimai, indeksavimo tvarka. Ir turi būti darbo apmokėjimo sistema prieinama susipažinti visiems darbuotojams. Ir prieš keičiant arba tvirtinant apmokėjimo sistemą, žinoma, turi būti įtraukiami darbuotojų atstovai. Darbo apmokėjimo sistemos sudarimo principai. Tai jau mano minėtas nediskriminavimo principas, tai bet kuriuo atveju, ar tai nustatote darbo sutartyse darbo užmokestį, ar tvirtinate apmokėjimo sistemą, tai turi būti išvengta bet kokios diskriminacijos ir bet kuriuo pagrindu. Ir įgyvendinant darbuotojų lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principais, darbuotojo darbo užmokestis be diskriminavimo reiškia nediskriminacinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius pinigais ar natūrą, kuriuos darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš darbdavio. Skaidrėse nurodžiau metodinės rekomendacijas, kurias Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ekspertai kartu su projekto įgyvendintojais parengė ir jeigu ketinate rengtis apmokėjimo sistemas, siūlyčiau šiomis rekomendacijomis pasinaudoti. Ten yra metodinė priemonė, kurioje netgi pagal tam tikrus darbdavius, ūkio veiklos sektorius yra ir pavyzdžiai, ir atvejai, ir ką nusimatyti, ir ką įvertinti. Tai tikrai yra naudingos metodinės rekomendacijos, kuriomis labai siūlyčiau pasivadovauti. Darbo apmokėjimo sistemų sudarimo principai. Tai, žinoma,
darbo teisės nuostatų, darbo kodekso nuostatų negali pakeisti darbdaviai savo vidinių norminių teisės aktų ir pabloginti. Gerinti padėtį visada galima, tačiau bloginti padėties palyginus su ta, kurią nustato darbo kodeksas ar kiti įstatymai, darbdavys neturi teisės. Taip, ir vėlgi norėjau su jumis pasidalinti dar viena byla. Tai kalbama apie skirtingų koeficientų nustatymo darbuotojų grupėms ir kalbama apie diskriminaciją ir paminėta, kad skirtingų koeficientų nustatymas savaime nėra diskriminacija ir svarbu, kad tai būtų objektyviai pateisinama, kaip ir minėjau. Ir žinoma, sistemos nebuvimas savaime nepaneigia galimybės įrodyti, kad objektyvūs kriterijai egzistavo. Tai, žinoma, jau tampa įrodinėjimo klausimas, bet darbo ginčų komisijoje tą įrodyti pavyksta. Taip, darbo apmokėjimo sistemos reglamentavimo ypatumai viešojo sektoriaus darbovietėse. Tai viešasis sektorius pasižymi imperatyvesniu reglamentavimu ir tam yra apmokėjimo įstatymas. Ir nukrypti nuo šio apmokėjimo įstatymo viešojo sektoriaus darbovietės negali, nusistatyti kažkokių savo papildomų dydžių arba papildomų apmokėjimų. Tai yra svarbu, kad darbo apmokėjimas vyktų pagal dydžius, kurie reglamentuoti įstatymų ir papildomai būtų nustatyta apmokėjimo sistema, kaip tie dydžiai yra nustatomi. Tai čia turbūt prie viešojo sektoriaus labai daug nesiplėsiu. Bendra taisyklė, kad, žinoma, pareiginė alga skaičiuojama pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydį, bazinis dydis yra patvirtinamas ir nustatomas Seimo. Galite matyti šioje skaidrėje dažniausias klaidas ir su tuo, žinoma, susijusi reglamentavimą. Tai kas nutinka ir iš kur kyla tie ginčiai ir iš kur kyla skundai, kad kažkas yra negerai su darbo užmokesčiu. Tai pirma, tai darbdavys nesilaiko pareigos kiekvieną mėnesį teikti raštu darbuotojų informaciją apie jo uždirbtą darbo užmokestį. Tai darbo kodeksas nustato tokią pareigą ir darbdaviai turi teikti kas mėnesį, tai gali būti elektroniniu būdu, apie išdirbtą darbo laiką, apie priskaičiuotą darbo užmokestį, išskaičiuotas sumas, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę, jeigu tokių buvo, tai nepamirškite šios informacijos kas mėnesį teikti. O darbuotojams, jeigu nesulaukite, tai pasikreipkite į darbdavį, kad ta informacija privalo būti pateikiama. Ką minėjau apie sistemą, kad turi būti supažindinami visi darbuotojai, ne visada tai įvyksta. Taip pat darbdavys darbo sutartyje nenurodo darbo užmokesčio. Tai, žinoma, darbo sutartis abiejų šalių dokumentas, bet darbdavys vertinamas kaip stipresnioji darbo santykių pusė ir darbo užmokestį turėtų nurodyti. Taip pat netinkamai apmokama, kai yra nukrypimų nuo normalių sąlygų, kai yra darbo švenčių dienomis, viršvalandžiai ir panašiai. Darbdavys darbuotojo prašymų nepateikė pažymos, darbo kodeksas tokią pareigą taip pat nustato, darbdavys vėluoja išmokėti darbo užmokestį ir neišmoka delspinigių arba neišmoka netesybų, jeigu nutraukti darbo santykiai jau yra. Tai kaip ir minėjau, užmokestis, jeigu santykiai nutraukti paskutinę darbo santykių dieną, nebent susitarta kitaip, visas laikas, kiek yra uždelsta, už jį mokamos yra netesybos. Jeigu darbo santykiai nėra nutraukti, už laiką, kada buvo uždelsta, mokami delspinigiai. Tai jeigu jau yra vis tik kažkoks pavėlavimas, darbuotojui priklauso ne tik tas užmokestis, bet dar plus delspinigiai. Taip, norėtumėm dar atkreipti dėmesį į darbo kodekso 144 straipsnį, kuriame yra numatyti padidinti apmokėjimai už nukrypimus, tai už naktį, už poilsio dieną, už švenčių dienomis darbą, viršvalandinį darbą. Ir šis laikas gali būti ne tik apmokamas, bet padauginus iš atitinkamo dydžio. Tai yra, jeigu už darbą mokėtumėm dvigubai, tai reiškia iš 2 ir dauginam, gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų. Dėl ko sulaukėme klausimų, tai dėl apmokėjimo tokių atostogų laiko. Vis tik jos netampa kasmetinėmis atostogomis, tačiau nors ir pridedamos prie kasmetinių atostogų, ir tai yra apmokama vis tiek darbo užmokesčiu, o ne vidutiniu darbo užmokesčiu, kas yra paprastai mokama už atostogas. Ir darbuotojas, žinoma, dėl to turėtų išreikšti valią, tai yra darbuotojo prašymų.
Priėjome prie vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo. Matau, kad laikas šiek tiek spaudžia, tai pasistengsiu neišsiplėsti, bet pateiksiu tas bendrasias tokias nuostatas. Ateina atostogų metas, kaip ir minėjau, taigi tikiuosi, kad tikrai pravers. Tai kas reglamentuoja, tai nuoroda yra darbo kodekse, o vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo aprašas nustato konkrečias taisyklės, kaip apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį. Tai šioje skaidrėje matote, kas yra įtraukiama į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad ir papildomas darbo užmokesčio dalys, kurios yra sutartos šalių susitarimu arba apmokėjimo sistemoje nustatytos, arba mokamos pagal kitus teisės aktus, turi būti įtraukiamos. Taip pat ir visi priedai, priemokos, premijos, išskyrus skatinamąsias darbuotojų į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą turi būti įtraukiama. Ir kokių klausimų sulaukiame? Galbūt pasitaiko situacijų tokių dėl vėlesnio darbo užmokesčio apskaičiavimo ir negalėjimo įtraukti galbūt praėjusių mėnesių. Tai čia galiu nuliūdinti, kad kitokios tvarkos nėra, kaip tik tai reikės paskaičiuoti tą užmokestį anksčiau. Nes tokių klausimų pasitaiko, kad ar galime netraukti šio mėnesio ir pakeisti skaičiuojamą į laikotarpį, ar galime netraukti kažkokios priemokos arba premijos, nes dar neturime rezultatų. Tai vis tik, nusistatant užmokesčio mokėjimo dieną, reikėtų tą įsivertinti, kad darbuotojas galbūt paprašyti atostogų nuo pirmos mėnesio dienos. Taigi tai neatleidžia nuo atsakomybės ir pareigos įtraukti nurodytus mokėjimus. Premijų įtraukimas. Apie šias premijas aš jau ir kalbėjau. Jeigu tai nėra skatinamojo pobūdžio, tai nėra tik darbdavio iniciatyva mokama, o tai yra aptarta, susitarta ar apmokėjimo sistemoje nurodyta, ji privalo būti įtraukiama į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimui neįskaitomos tos premijos skatinamosios, ir piniginės išmokos mokamos už švenčių dienų progomis, jubiliejų sukakčių progomis, jeigu tokias esate įsitvirtinę ir nusimatę. Tai aprašas numato būtent, kas yra neįskaitoma. Ir tos bendrosios vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės. Tai yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantis prieš tą mėnesį, už kurį ar jo dalį mokamas vidutinis darbo užmokestis. Ir apskaičiuojamas tai iš laikotarpio, iš to užmokesčio už atliktą darbą arba dirbtą laiką, įskaitant visas apmokėjimo rūšis, kurias prieš tai paminėjau ir skaidrėje parodžiau. Taip pat, kai atleidžiamo darbuotojo paskutinė darbo diena įmonėje sutampa su paskutinė to mėnesio būtent darbo diena pagal darbuotojo darbo pamainos grafiką, šis mėnuo taip pat yra įskaičiuojamas į skaičiuojamąjį laikotarpį ir taip pat apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, neįskaitomas dienos ar valandos ir piniginės sumos išmokėtos už tas dienas, kada nebuvo dirbama. Tai jeigu yra nustatomas, pavyzdžiui, kažkoks apmokėjimas, papildoma laisva diena ir mokamas už tai darbo užmokestis, toks laikas ir toks užmokestis nebūtų įskaičiuojamas. Taip pat prie bendrųjų taisyklių dar paminėsime, kad vidutinis darbo užmokestis, būtent kalbant apie dieninį, apskaičiuojamas iš skaičiuojamo laikotarpio darbo užmokesčio ir dalyjamas iš faktiškai dirbtų dienų per tą laikotarpį skaičius, o vidutinis valandinis jau skaičiuojamas dalyjant iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį valandų skaičius. Ir vidutinis valandinis jis yra skaičiuojamas tada, kai darbuotojo faktiškai dirbama darbo dienos trukmė yra skirtinga, tai ypač aktualu suminė darbo laiko apskaita dirbantiems darbuotojams ir darbdaviams, kurie tą užmokestį skaičiuoja. Taigi, iškyla ir klausimų, ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, darbuotojas turėjo nedarbingumą arba prastovą, ar dar kažkoks buvo kitoks laikotarpis, kai skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojas iš viso nedirbo ir negavo įmonėje darbo užmokesčio. Tai tikrai negalime traukti kažkokio kito laikotarpio, pasirinkti laikotarpį, kada darbuotojas dirbo, o tiesiog tai įmama iš darbo sutartyje nustatytų dydžių. Ir dalyjant tuos dydžius iš darbo dienų arba valandų skaičius pagal darbuotojo darbo pamainos grafiką skaičiuojamuoju laikotarpiu. Tai vis tiek mes įprastai žinome,
kaip darbuotojas būtų dirbęs, jeigu būtų dirbęs. Taigi, taip pat, jeigu darbuotojas įmonėje dirbo mažiau kaip 3 mėnesius, jo vidutinis darbo užmokestis ir vidutinis tiek dieninis, tiek valandinis skaičiuojamas iš darbo užmokesčio apskaičiuoto už faktiškai įmonėje dirbtą laiką. Tai reiškia, gali susiklostyti situacija, kada mes įtraukėme net ir einamąjį mėnesį, skaičiuodami vidutinį darbo užmokestį. Tai jau traukiame visą faktinį darbo užmokestį ir dirbtą laiką. Taip, ir dar keletą bendrų taisyklių, turbūt, norėčiau paminėti labiausiai šią, kad pagal aprašą vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo apskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo mėnesį patvirtintos minimalios algos pagrindu apskaičiuotą darbo užmokestį, vidutinį darbo užmokestį. Tai reiškia, jeigu perteikiant viską šiek tiek paprasčiau, mes nekalbame apie tai, kad reikėtų pritraukti ir mokėti darbuotojui lygiai minimalų darbo užmokestį, bent jau. Tai gali būti ir mažiau, tačiau jūs pasiskaičiuojate, koks yra darbuotojo vidutinis darbo užmokestis, tuomet pasiskaičiuojate darbo užmokestį minimalios algos pagrindu, jeigu darbuotojas gautų minimalią algą, ir jeigu tai yra mažiau iš šios algos pagrindų apskaičiuota VDU, mokate didesnį VDU. Tai kartais surašyta yra kebliai, bet iš tikrųjų skaičiavimas nėra tiek sudėtingas. Premijų įtraukimas į vidutinį darbo užmokestį. Tai premijos išmokėtos už ilgesnį kaip 12 mėnesių, bet už ilgesnį kaip 3 mėnesių, bet neilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį, tai ir tos vadinamosios metinės premijos įtraukiamos imant ketvirtadalį bendros jų sumos per 12 mėnesių. Tai reiškia, jeigu mes už metus laiko išmokame premiją, tai mes 12 mėnesių ją ir įtraukinėsime, imdami ketvirtadalį sumos. Tai yra už visus tos per 3 mėnesius laikotarpį mes turime ketvirtadalį ir tą ketvirtadalį mes įtraukėme į VDU skaičiavimą. Tai tikrai neįtraukėme visos premijos, kuri mokėta už 12 mėnesių. Ir tuomet gautas dydis jau pridedamas prie apskaičiuoto VDU ir gauname, ką turime išmokėti. Taip pat atostoginiai. Dėl atostoginių, mes paprastai ir skaičiuojame vidutinį darbo užmokestį. Tai kai taikoma suminė apskaita, aš jau trumpai paminėjau, tai ir atostogos jos paprastai yra suteikiamos savaitėmis, tai vidutinis darbo užmokestis mokamas pagal darbuotojui nustatytą darbo laiko normą. Tai reiškia, mes suteikiame savaitę atostogų ir apmokame ne pagal tai, kiek yra numatyta grafike darbuotojui dirbti, ne pagal dar kažkokius kitus skaičiavimus, o pagal jo darbo laiko normą. Tai jeigu mes sutartyje turime, kad darbuotojas įsipareigoja dirbti 40 valandų per savaitę, tai nesvarbu, koks būtų jo grafikas, mes jam ir apmokame vidutinių valandinių darbo užmokesčių už 40 valandų. Tai abiems pusėms yra sąžiningas skaičiavimo būdas. Ir aprašas nereglamentuoja tokių atvejų, kaip apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį, kai keitėsi darbo laiko norma. Trukmė per savaitę, per dieną ir panašiai. Tai žinoma, ta tvarka jinai gali būti nustatyta vidaus taisyklėse, svarbu, kad tai būtų teisingas apmokėjimas. Tačiau jeigu konkrečios tvarkos nėra, ir darbuotojo darbo laiko norma už laikotarpį, už kurį suteikiamos atostogos keitėsi, tai vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal aprašą, tačiau laikas, už kurį mokame atostoginį, gali būti žiūrimas proporcingai pagal tai, kada darbuotojas sukaupė atostogas. Tai reiškia, jeigu darbuotojas turėjo 10 dienų sukauptų, kai dirbo 40 valandų darbo laiko normą, ir staiga jis sudarė susitarimą dėl papildomo darbo ir dabar jau dirba 60 valandų, arba atvirkščiai, tai mes galime žiūrėti tas atostogas ir apmokėti už tiek valandų, kiek darbuotojas dirbo, kai jis sukaupė atostogas. Čia yra tokia mūsų nuomonė, mūsų pozicija, mūsų manimų teisingesnis apskaičiavimo būdas, bet kaip ir minėjau, tai gali būti patvirtinta ir viduje. Dėkoju Ieva ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje. Ir kaip minėjau anksčiau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda.
Spauskite ir pažiūrėkit, kaip visiškai nesunku ir paprasta Dasatoje registruoti ir sekti jūsų darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. Na, o jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta daugiau nei 80 panašių video edukacijų. Dėkui ir iki pasimatymo.